Sveiki, gerbimieji. Šiandien mūsų tema bananas. Bet žodis bananas turi ne vieną prasme. Yra policijoje arba milicijoje tokia guminė lazda, su kuria yra daužomi demonstrantai, protestuotojai arba panašiai. Bananų balius įvyko Vilniuje 1988 m. rugsėjo 28 dieną. Jisai taip ir pavadintas bananų balius. Reikia tai prisiminti. Daug žmonių buvo sudaužytas, suimtas, sulaikyta. Už ką? Už norą būti laisvais. 1988. Bet kadangi tema yra anekdotas, tai sakyčiau taip. Papasakosiu vieną rusišką ir vieną britišką. Dar prieš tai pasakysiu, kad nulupus bananą ir numetus žievę gali būti pasala. Galima paslysti. Labai skaudžiai. Taigi, rusiškas. Kary, kodėl jūsų bananas kreivas? Dėl to, kad jisai pasilenkė į valdžios pusę. Čia irgi galima interpretuoti, kuria čia pusė jisai pasilenkė. Britiškas. Važiuoja du serai traukiniu. Vienas iš jų taip lupa bananą, pabarsto druską, išmeta pro langą. Pasima kitą bananą, nulupa, pabarsto druską, išmeta. Pasima trečią bananą, pabarsto druską, išmeta. Pro langą išmeta. Kitas seras neištveria ir sako, sere, aš labai atsiprašau. Kodėl jūs mėtote bananus pro langą? Tai sako, nieko tokio, aš atsakysiu. Aš tiesiog labai nemėgstu sūdytų bananų. Geros jums nuotaikos ir geros dienos. Šypsena.